Labas, panelės. Taigi ir vėl, matote, mano veidą rytinį, kaip aš to nemėgstu. Tai va, labas rytas. Aš ką tik atsikėliau, šiaip šiandien vėliau atsikėliau 10 ryto. Šiandien vėl laukia darbai. Taigi mes dabar keliamės ir varysim į naujas patalpas, kur mes kursimės kitą tokį dalykėlį, kitą versliuką. Ir jas reikia visas išvalyti prieš tvarkant. Tai vienu žodžiu dabar rinksiuos kaip nors treningais ir varysim to daryti. Po to reiktų visai nupirkti eglutę ir po to reiktų varyti į darbą. Bet nežinau, kaip man gausis šiandien viską sutvarkyti, tikiuosi viskas pavyks. Tai aš geriau savo stiklinę kaip visą laiką vandens, neturiu šiandien nieko nei savo tų žolelių, nei citrinos, nes maniškis vakar sukapoju ją. Tai va, tai aš geriau tik tai vandens ir greitai parodysiu kalendorių advento ir čiaušiu jau į darbus. Taigi, tokia pusrytinė tema, prie Nutelos atidarysiu jum kalendorių, jum ir man. Tai antras numeriukas. Šitą jau bandžiau dalykėlį ir tai yra, vienu žodžiu, labai jauninantis, labai populiarus iš Lankomės ir jauninantis tas serumas. Taigi, panelės, aš tikiuosi, kad mane sufokusuos ir tai va, aš išlikiau ką tik iš namų, greitai ant staigių išsimesti šiukšlių ir nusipirkti vaisių, nes nežinau, ar mes šiandien anksčiau pietausim, ar vėliau, ir man atrodo, kad žymiai vėliau pietausim, nes biškai užsivėlinom šiandien. Vėjas tai šiukšlios neš. Tai va, ką žinau, greitai gal aš jums vaizdą parodysiu. Aš jau jums rodžiau šitą vaizdą, bet vis tiek, kadangi jau netoli esu. Tada buvo gal naktis, tai dabar bus daug gražiau. Tai štai. Štai čionais. Kaip matot, pas mus oras yra nuostabus, ne vieno debesėlio. Ir aš dabar apsirengus, tiek man pakybais, atrodo, apsirengus su džemperiu. Ir varau apsipirkti vaisių. Nežinau, ar minėjau, kad išlikau, bet varau nusipirkti vaisių. Priešais mus atsidarė tokia local parduotuvė, kur visi augintojai, gamintojai vietiniai, žinai, važiuoja. Tai tipo tokie sveiki vaisiai, tokie negražūs, bet visai sveiki. Taigi aš atviriau į šitą parduotuvę vietinių gamintojų ir pažiūrėkit, koks yra milžiniškas moliūgas. Išaugintas, nežinau, kokiam čia kaime jį augino, bet jis yra žiauriai didelis. Tai o parduotuvytė atrodo štai taip. Nėra labai daug daržovių, bet visos yra vietinių augintojų, gamintojų. Ir viskas labai skaniai, gražiai atrodo. Taigi, brangiusius, mes esam parduotuviai, tokia kaip IKEA, bet labiau prie statybų, su statybom susijusi. Tai va, prekinamės mes švaros daiktų. Ir nusipirkom ką tik labai žiauriai galingą žodžių siurblį. Ir aš dabar ieškau to, žinai, kur grindis valyti. Tai va, būsiu šiandien femme de ménage, vadinasi prancūziškai. Namų tvarkytoja, valytoja. Taigi, brangiusis, filmuoju aš jums su savo telefonu, nes įvyko nelaimė ir maniškis sulaužė mano kamerą. Tai va, daug nešnekėsiu, nesusinervinsiu. Kai matot, aš visa nešvari, net savęs nemačiau šį veidrodį
Ir iš tikrųjų mes valėm apie 600 kvadratinių metrų patalpas. Ir aš labai savim didžiuojuosi, nes išvaliau didžiulę. Gerai, tada bandysiu grįžti namo ir žiūrėsiu, nes turiu kitą linzę kameros ir žiūrėsiu, ar jinai man veiks ar ne, nes kamera neįsijungia vien dėl to, kad linzė, man atrodo, sulaužyta. Tai bandysiu uždėti kitą ir tikiuosi viskas paveiks ir mano vlogai toliau tęsis.